veikia. Pastovės, prašom pasidėti. Sveiki, pusę mane matė, pusę neprisimenu, pusę pažįstu. Esu Mažvydas, dirbu NAFKU, kalbu jau turbūt kokį 10 plus pranešimą. Ir šį kartą norėčiau pašnekėti apie tai, ką programuotojai veikia, arba iš tikrųjų apie mūsų amatą, arba įvesti tiksliau sąvoką amatas ir amatininkas. Tai šiek tiek apie mane, nuo praeito karto atsirado dar vienas ženkliukas, tai girsim. Čia irgi turbūt kažkas matė, prie ko dirbau, šiek tiek turiu patirties, daug projektų, gal kažkas kažką naudoja, turbūt kad naudoja, nes čia beveik visos didžiausios e-commerce parduotuvės Lietuvoje ir ne tik. Ir pradėkim nuo, sakykim, to pačio build stuffo, kuriame buvo vienas labai gražus pranešimas, keynote'as apie thinking in new boxes. Ir ten, apie ką aš šnekėjau, tai apie indukciją ir dedukciją. Tai yra du terminai, kurie labai gerai paskatina pagalvoti arba pagalvoti iš kito požiūrio kampu. Tai kaip mes suprantam pasaulį, tai iš tikrųjų mes pasaulio suprantam gal tik 1%, jį bandom suformuoti, kad tai yra kažkas tokio, kas yra, sakykime, jeigu ekranas tai yra kvadratinis, arba gali būti, sakykime, biškai jau ir pailgas, valstiniai, bet pagal tai, jeigu mes žinom, kad yra pailgas arba kvadratas, tai mes galime atspėti, kad yra kvadratas, kad yra ekranas. Tai apie tai ir šneka būtent indukcija ir dedukcija. Tai indukcija tai pasako jo savybės ir iš savybių tu jau gali atspėti, koks tai daiktas. Dėl to mes taip labai gerai atpažįstam savo pasaulį. Ir žinoma, kad mes pamirštam 99% visko, ką mes matom arba ką mes suprantam. Tai yra, jeigu kas nors paklaus, ką veikėt per atostogas, tai jūs pasakysit, kad buvau prie jūros, bet nepasakysit, kad kiek valandų važiavau prie jūros ir kokius medžius mačiau ir kiek ten visko pravažiavo pro mane. Visą tai pamiršti. Tai apie tai šneka indukcija ir dedukcija. Tai šį kartą galim irgi pažaisti šitą žaidimą, tai yra indukcija, dedukcija. Aš jums galiu pasakyti terminus ir jūs bandykite įsivaizduoti, kas tai yra. Tai yra amatas, amatininkas, meistras ir menas. Tai yra šios dienos žodynas. Ir pabandysim pažiūrėti, ką jūs galvojat, su kuo asocijuojasi jums šitie visi 4 žodžiai. Arba vienas žodis, sakykime. Ką įsivaizduojat? Programuoti. O ką dar? Batsivis. Kas nors dar? Kalvis. Dar kas nors? Specialybė. Ok. Iš tikrųjų, tai pasakius šitos 2 žodžius arba pristačius pirmą kartą šią temą Lietuvoje ir būtent lietuviškai, tai yra būtent, kad amatininkas, amatas, tai buvo įdomi replika, kad tai jūs galvojat, kad čia dabar programuotojai yra amatininkai, tipo kaip puodžiai kokie nors. Ne? Tai ir iš tikrųjų tas įsivaizdavimas ir yra, kad tai yra viduramžiais kažkada buvo tokios profesijos ir tie patys puodžiai, dailidai, šalkalviai, batsiuviai ir siuvėjai. Daug tokių buvo. Tai yra žmonės, kurie mokėjo savo amatą ir jie dirbo jį ir tikrai buvo gerbiami. Nes, pavyzdžiui, ar jūs galite įsivaizduoti, sakykime, savo pasaulį be baldų, dailidės, be namų, be indų, be įrankių. Visą tai jie daro. Tai už tai, kad jeigu jie gerai daro, tai ir buvo gerbiami. Tai jų ir buvo ta visa esmė, kad jie daro gerai ir už tai jį gauna jie pagarbą. Tai buvo viduramžiais. Kas dabar pasikeitė? Bet kodėl tai asocijuojasi su viduramžiais, o ne su dabartiniais variantais? Ne, atsirado industrija. Kas geriau daro. Ne? Arba pasidaro greičiau. Tai mes šiuo metu turim labai daug automatizuotų procesų, mes turim, sakykime, ir tas pačias dailidės pakeitė visos baldų gamyklos, kur tiesiog mašinos atlieka didžiąją dalį darbo, o meistrai tie patys tik tai sudėlioja, užbaigia visus dalykus, arba tie patys siuvėjai jau turi tikrai daug įrankių, kur nereikia kiekvieną kartą su adatas visko nors siūsti.
žinoma, metalurgija ir autopramonė, tai ten iš viso žmogus beveik ateina, pasižiūri, viskas tvarko ir išeina. Tai lieka tik tai testuotojo darbas. Ja? Bet mes turim... Kaip? Poliravimą tikrina žmogus. Taip, testavimas jis vis tiek turi būti, jis kažkas turi prižiūrėti. Tai aš nesakau, kad dingo matininkai, ne? Tai aš tik noriu prisiminti, kad toks tai terminas yra ir noriu prisiminti, kad ir mes esame matininkai. Nes tai akivaizdžiai parodo. Tai yra vienas, sakykime, šotas iš mūsų kasdienės veiklos, kur mes turim visus tas galiojančius terminus. Mes turim meistrą, kuris mokina kitą amatininką, kuris dirba, ir turim meną, kurį jį kuria, ir visa tai iš tikrųjų yra amatas. Ne? Jūs tai įsivaizdavote, ar ne? Išskyrus Liną, kuris sako, kad programuotojas vargšas. Vargšas, jį mokina kažkas, ne? Arba tas, kuris aiškina jam irgi vargšas. Jūs tai įsivaizdavote? Turbūt, kad ne, bet kodėl yra amatas? Kodėl jis toks yra svarbus ir kodėl mes nuvertinam šitą žodį, tai yra šių metų Dulstafas, jau ne praeitų metų. Buvo būtent vienas žmogus, kuris labai aiškiai pasakė, kodėl amatas. Kas pažįsta šitą dėdę? Tai yra dėdė Bobas, Uncle Bobas. Jisai labai daug gražių knygų parašė, labai daug gražių video surekordino ir galima šnekėti apie daug. Žmogus nuo 70 metų programuoja ir mokina kitus kaip programuoti. Bet jis pasakė vieną frazę, kad mes valdom pasaulį. Kai aš paklausiu, ar įsivaizduojat savo pasaulį be įrankių, indų, baldų, namų ir panašiai, tai įsivaizduokit, kas būtų, jeigu nebūtų programuotojų. Ar nors vienas kompiuteris veiktų? Ar Facebookas būtų? Tarkim. Bet prieš tai buvo irgi programuotojai, kurie buvo 70 metais, kai Facebookos net neegzistavo. Tai yra tas žmogus, kuris, pavyzdžiui, programuoja liftus. Liftas irgi yra programa. Elektroniniai laikrodžiai irgi yra programa. Jį kažkas turi suprogramuoti. Mūsų jungikliai dabar irgi išmanus, kur irgi reikia įjungti arba išjungti. Ja? Tai programuotojai yra tie žmonės, kurie iš tikrųjų daro įtaką visam pasauliu. Ir tos terminus iš tikrųjų galima pasižiūrėti, kaip yra lietuvių kalbos žodyne. Tai amatas yra mokėjimas gaminti dirbinius rankomis. Turim rankas, turim klaviatūras, barškinam kiekvieną dieną. Arba kartą per valandą, arba kartą per dieną, jeigu daug galvoji. Čia priklauso nuo ką dirbi. Turim amatininkus, kurie iš tikrųjų verčiasi tų amatų ir iš tai gyvena. Ne? Mes programuojam kartais dėl savo malonumo, bet dažniausiai dėl to, kad mes už tai uždirbam duoną. Nes iš to pragyvenam. Ir meistras yra, sakykime, yra patyręs mokytas amatininkas. Ne? Tai yra ne kažkas tokio, kuris tenais dailidė, ar kažkas, kuris ten tikrai meistras, arba tas, kuris moka šokti gražiai ant ledo, kuris irgi yra meistras. Bet meistras yra mokytas, jį kažkas mokė. Ir dar vienas dalykas yra menas, tai yra mokėjimas dailiai ir neprikaištingai atlikti tai, ką tu darai. Tai jeigu tu rašysi kretinį kodą, lietuviškai net neapsiverčia liežuvis, tai iš jūsų to kodo nieko nebus, nes niekam jis nebus reikalingas. Ir jeigu jisai kažkas pamatys, kad jūs tai rašo, tai tiesiog jūs kažkam blogą nuotaiką padarys. Tai menas yra iš tikrųjų, kad mes visą laiką bandom atlikti tai, ką mums reikia padaryti ir atlikti gerai. Kaip aš radau amatą? Tai kiekvienas turim savo istoriją, bet aš norėčiau papasakoti ir savo. Tai yra, viskas prasidėjo jau beveik prieš 21 metus. Labai seniai. Ir buvo tuo metu Komenskio logo. Aš net namie kompo neturėjau. Ir brolis užsirašė į informatikos būrelį, nuėjau, ten užsirašė užrašus, aš pamačiau užrašus ir sakau, galima kompą valdyti žodžiu, raštu tiksliau to metu. Paėmiau ir pradėjau rašyti, nors net nežinau, ką rašau, bet rašau pirmin, tada net nebuvo lietuviško Komenskio logo, buvo angliškas, tai yra go forward, back, rotate and so on. Tai buvo, rašiau komandą sąsiu.
net nežinau, ką aš dariau. Bet tai man turėjo tokią įtaką, kad vėliau išmokau, prie kompo priejau ir visus tus dalykus tiesiog aš rašiau. Rašiau tos pačias naigės visokias ir buvo tikrai smagu. Vėliau, žinoma, tas biškiai ištobulėjo ir vat, kai kažkas pamato, kad tu kažką sugebi, arba tas tau patinka, sako, žinai, gal to Komenskio užtenka, gal pabandom Paskalį. Kas prisimena Paskalį? Jo, geras daiktas buvo. Atsimenu tos mėlynus langus, buvo arba Paskalis, buvo geras. Ane? Tai vat 2000 metais aš papuoliau tas olimpiadų ratą, buvau ir ne tik mokykloje, buvau ir aukščiau, kažkokių aukštumų nepaėmiau, neišvažiavau į užsienius, bet man to užteko, kad pamatyčiau, kad tokių kaip aš ir nesu vienas, tokių yra daugiau. Ir yra gudresnių už mane, tas yra labai svarbu. Ir 2002 metais buvo mano pirmoji pažintis su PHP, bet jinai buvo labai stebuklinga. Man paskambino ir sako, girdėjau, kad tu moki programuoti. Sako, ar moki PHP? Permečiau, sakau, mintimis galvoju, nemoku, bet tai kas gali būti kito? Moku Paskalį, moku šiek tiek C, tas pats, moku. Ok, tai per 24 valandas persiskriu sintaksą ir kažką jau pradėjau rašyti. Tai yra ta kalba, iš tikrųjų, su kuria lengvai galim įeiti. Ir aš esu tos pavyzdys. Ir mano pirmieji projektai, iš tikrųjų, jie dar yra internete kažkur. Kad seniai darėt savo puslapius, yra toks projektas Wayback Machine. Pasibandykit ir suraskit savo pirmosius kūrinius. Aš kai radėjau šitą, tai man buvo tokie sentimentai, kad tai buvo smagu. Tai buvo mano vos ne pirmasis puslapis, kur jau tada dariau kažką su e-komercija. Nu, ten ir pasilikau. Toliau, 2005 metais atėjau informatiką, KTU, pirmų numerių, kaip reikia. Ir tada, sako, galvojau, kad esu gudriausias visus, nes jau dirbau jau prieš tai, jau 3 metus jau uždirbu pinigus. Ne, pats gudriausias, tas šustriausias, nueinu pas visokius Blonskius ir kitokius dėstytus gražius. Ir sako, jo, bet čia vat neveikia. Ir tada išmokau, kad ne viską tu moki. Nesvarbu, kad tu jau 10 metų programuoji, bet yra kas už tave geriau moka. Ir visą laiką tave mokina. Tai jeigu nebūtų edge case testingų, tai vat tokių dalykų manęs niekas neišmokė. Ir vat vienas kolega vat ir minėjo, kad yra 0, 1, 0, 0, 1 ir vat šitus vat dalykus jisai išmokė, jums pasakė, bet jūs neužfiksavot. Jūs galvojate, bet edge case testingas vat būtent išmokau per KTU, nes galvojau, kad moku viską, bet nemoku nieko. Toliau 2006 įsidarbinau NFQ, kartu ir kolega šitas Linas kažkada buvo tuo laiku įsidarbinęs. Tai įspūdis buvo visai kitoks. Įsivaizduokit programuotojas, kuris niekada oficialiai dirbęs visą laiką prie kažkokių mini projektėlių, studentas, antro kurso beveik, pirmą kursą jau baigęs, ateinu ir einu pro koridorių į darbo pokalbį. Einu ir pro duris matosi, vat, kaip pavyzdžiui, datogos turi, tai yra atviros duris, buvo vasara ir visi sėdė prie SRT monitorių tų, su didelėm ausinėm ir kažką kodina. Tai buvo rojus. Tai yra toksai įspūdis, kad žmonės daro tai, kas jiems patinka. Ir kaip man programuotojai, man tai buvo labai įdomu. Tai yra žmonių sambūra, kuri daro tai, kas to patinka. Vėliau iš to išmoko gan daug, kad žmonės yra tikrai daugiau už mane mokančių ir aš jų visą laiką mokusi. Dar vėliau, čia buvo, dar po 3 metų, tai yra įsidarbinau vėl su NFQ į Zendą ir pamačiau, kiek tenai žmonės Vokietijai daug moka. Tai visą laiką ieškojau, kas moka daugiau ir visą laiką rasdavau. Ir vis dabar randu. Tai mano tos paieškos arba ta visa kelionė yra orientuota į tai, kad visą laiką ieškojau to, ką kiti gali išmokyti mane. Ir ieškojau, koks yra būtent profesionalus požiūris. Kodėl jie yra tokie geri. Ir aš norėjau tokius pat. Ir tikiuosi, kad toks tapau ir toliau ieškau, kuo dar galėjau būti geresnis. Tai išmokau vieną dalyką, kad
pradžiai programuoji ne tik savo, bet ir dėl kitų. Jeigu nori atrodyti gerai, pažiūrėk, kaip kiti žiūri į tave. Kaip į tavo kodą žiūri, nes tavo kodas yra kažkas tokio, kaip tave vertina. Kuo skiriasi junioras nuo senioro, tai yra, kad senioras feilino daugiau kartų, negu tu bandėjai. Žinot šitą patarlę. Tai pasibandykit, feilinkit, bet niekada nebijokit, niekada nesustokit. Ir toliau, tai yra, profesionalumas visą laiką būdavo toks, kad aš ateinu, man duoda užduotį, aš padarau. Ateinu, duoda užduotį ir padarau. Ir tada atsirado tokia problema, kad verslas buvo kažkur toliau. Profesionalumas nuo to nepriklausė. Bet gavosi taip, kad tu programuoji ir sako, kad blogai padarai. Nors tu padarai viską gerai. Kai paprašai, tai padarai. Ir šita problema dažniausiai būna tada, kai yra tarpiniai žmonės, kurie perpasakoja tau kažką, ką užsakovas norėjo. Ir jisai pats suvokia savai. Tai yra būtent biznio analitikai dažniausiai, kurie tiesiog bando suvokti, kas čia vyksta. Jis pasako, jis nuėjo parduotuvės, tai mes padarėm vos neįbėjų. Tai padarėm. Pardavėm, bet sako, aš ne to norėjau. Aš norėjau paprastos parduotuvės su 3 prekėm. Tai įbėjus 3 prekėm netinka. Tai čia yra toks terminas, kad yra lost in translation. Kad tiesiog tu kaip ir padarai, kaip ir supranti, ko iš tavęs nori projekto vadovas. Bet poreikių tai netenka. Ir tikrai tai yra neprofesionalu. Tai yra bugai, dar kažkas. Kas mėgsta rašyti bugus? Okay. Būna ir tokių. Tai tada atsirado toks terminas kaip, ne terminas, o movementas kaip agile. Kas girdėjo šitą keiksmažodį? Daug. Kas jį praktikuoja? Kas daugiau negu stand-upus? Ok. Tai agile'as atėjo ne šiaip savo, bet jisai atėjo su tam tikrom vertybėm. Tai yra kažkas daugiau negu šiaip pat ateini ir dabar bus stand-upai, kiekvieną rytą 10 val. Susirinkam, 15 minučių pašnekam ir dirbam kaip dirbi. Ne? Jis turi vertybės. Ir tas vertybės turbūt visi gerai žino. Jeigu negerai žino, tai jį įsivertina. Esmė yra, kad yra žmonės ir jų bendravimas, kad turėtų būti geriau veikiantis kodas negu dokumentacija, kad mes turim bendradarbiauti su užsakovu ir mes turim reaguoti į pokyčius. Tai šitas visas vertybės jie diegia, jį sugalvoja patys programuotojai ir sugalvoja tam, kad ateitų tą business analitiką. Kad su product owneris galėtų bendrauti su pačiu programuotoju ir jam paaiškinti, kodėl reikia šito kodo. Kodėl jam reikia būtent žalio mygtuko, ne raudono. Kad pasakytų, kad gali būti ir mėlynas mygtukas, kuris pasako, kad čia yra geriau. Spalvos, aišku, žinoma, gal ne programuotojų esmė, bet kodėl reikia, tai ta vertė iš karto automatiškai padidėja. Bet Agile'as turi tokį dalyką, kad buvo labai populiarus tarp programuotojų, jis prasidėjo kaip virusas ir atsirado visų kitokių sertifikatų ir kitokių ženkliukų, kur pas mane jų daug. Ir gaunasi taip, kad šitoj vietoj tiesiog jisai nuvažiavo toli. Kažkaip ateini, išklausai kursus ir tipo tu jau viskas, moki Agile. Ateini Agile konfą, išmok, pagalvojai, viskas moki Agile. Kažkas ne to. Tai pradėjau toliau žiūrėti, kas tai yra. Tada per porą konferencijų ir šiaip iš aplinkui susiradau, kad yra porą rekomendacijų dėl clean code, švarus kodas. Visi norim rašyti be bugų ir panašiai. Tai yra, Uncle Bobas yra išleidęs 2 knygas, yra Clean Coder ir Clean Code. Tai Clean Coder yra ta knyga, kuri sako, kaip bendrauti programuotojui su verslu, o Clean Code'as yra, kaip bendrauti programuotojui su kitu programuotoju. Tai yra, kaip parašyti taip, kad jis suprastų. Ir ką jis sako, kad profesionalumas yra ne kažkas kita, bet tik tais, kad tu prisimė atsakomybę, kad tu tai padarai. Tai yra kažkas tokio, kad jeigu tu padarai blogai, tu pagalvok, kodėl tai padarai. Tas tu supras, kad tu blogai padarai. Ir ne kažkam užsakovui, bet galutiniam vartotojui. Tu dabar įsivaizduok, jeigu bankė padarytum klaidą
ir tavo likutis būtų visą laiką 0. Taigi išprotėtų visi. Įsivaizduokit, kiek metų turėjo dirbti, kad būtų tenais sankaupos, o vieną dieną dėl kažkokio bugo 0. Kai minusas sąskaita, tai gerai labai. Jeigu minusas, tai taip. Taip. Tai kažkas apsidžiaugtų, kažkas ne. Bet turbūt daugiau kas nuliūstų. Ir tose knygose radau tokį manifestą, dar vieną, kaip yra Agile manifestas, tai yra ir Software Craftsmanship manifestas, arba programuotojų amatininkų manifestas. Ir jis skelbia tokius dalykus. Kaip siektis tapti programuotojais amatininkais, mes keliam profesionalių programinės įrangos kūrėjų kartelę, praktikuodami ir padėdami kitiems mokyti šiam. Ką jis sako, tasme, kad yra, mes tai darom ir padedam kitiems daryti tai pat geriau. Mes norim, mums rūpi, kad tai būtų gerai. Ir kuo tai skiriasi nuo Agile apart vertybių? Tai yra mokymas prieš išmokimą ir žinios prieš gebėjimą daryti. Dabar klausimas, kuo skiriasi mokymas prieš mokėjimą ir žinios prieš galėjimą daryti. Yra labai paprastas dalykas. Kas mokykloje mokėsi chemiją? Ja? Mus mokė chemijos, taip? O kas dabar pasakys, kokia yra sieros rūgšties formulė? Na, tai kažkas išmoko, tai yra mokėjimas, ne? Bet visus mokė. Ir visus ten sakė 2 × 2, ne? Tai lygiai taip pat, kas žino, kaip pakeisti padangą? Kas pakeitė padangą? Ok. Tai yra žinojimas, kad yra kažkur raktas, ne? Ir jo pasinaudojimas yra 2 skirtingi dalykai. Tai tuo, sakykime, Agile'as nuo amatininkų manifesto skiriasi, kad jie ne sako, kaip daryti, bet jie mokina. Ir tu to nori. Tu pats išmoksti ir tai darai. Ir kad ne žinios, kad reikės tai daryti, bet darimas yra viso to esmė. Ir ką jie vertina? Tai yra ne tik veikiančią programinį įrangą, ne, paimi su kodinį atiduodi, veikia. Jokios dokumentacijos veikia. Bet gerai paruoštą programinį įrangą. Kas yra gerai paruoštą programinį įrangą? Ok. Tai Google, jo. O kas yra blogai paruoštą programinį įrangą? Neištestuot. Kas yra blogas kodas? Atidarot GitHub'ą, kas pasakys, kas yra blogas kodas? Ok. Dar kas nors? Jo. Šiaip dažniausiai, ką programuotojai pasako, kad yra legacy, ne, kaip kolega pasakė, tai yra kažkas, kas jau buvo parašyta. Ne, tai esmės, tai yra ne mano. Atėjau, radau, čia kažkas prikrepino, privarė ir man dabar čia reikia suportinti. Ne? Bet tikrai legacy yra blogas kodas? Ne? Legacy? Ne visai. Ne? Tai kodas, kurį tu parašiai, jau yra legacy. Tada rašai blogą kodą. Krepinį. Kiekvieną dieną. Galiu pasakyti visi, mes krepinam. Ne? Šaunu. Na, bet kaip pasakyti, kodėl krepinė, ne? Kaip apibrėžti šitą? Tai, clean code'as ir tą ir pasako tos 2 knygos. Kad yra 4 terminai, kurie pasako, kas yra blogas kodas ir 4, kas yra geras. Arba, sakykim, pasakė. Tai yra nelankstus kodas, tai yra, kad, pavyzdžiui, bandai, turi prisijungimo formą, ne? Ir tu visą laiką turėsi suvesti username, e-mailą ir passwordą ten 6 simbolių su žvaigždutėm, skaičiais ir lietuviškam radėm. Ne? O ką daryti, jeigu tu norėtum prisijungti su Facebook? Nu, tiesiog nesuporti. Ne? Tai sakyčiau, tokiu būdu kodas būtų nelankstus. Jis yra nepritaikytas niekam, kam
vat, norėtum pakeisti kažką. Ja? Sugalvoji Facebook prijungti. Ok. O dabar sugalvoji Google prijungti. Na, ir neveikia. Ir vėl viską reikia perrašyti iš naujo. Tai yra kažkas tokio, kas yra nekeičiama. Tai yra nelankstus kodas. Kitas yra fragility arba dūžtantis kodas, ne? Kas matė ant šaldytuvų visokių ten, bet stiklinė su nudaužta, ne? Tai vat, ant dėžių tai rašo, bet ant kodo nerašo. Ne? Bet galima nueiti githubą ir ant visų vos ne githubo akauntų fragile. Ką tai reiškia? Kad kodas, kurį jūs rašot, tai yra, jeigu yra trapus arba lengvai sulaužimas, tai yra tada, kai jūs vienoje vietoje pakeičiat, o kitoje vietoje nulūžta. Būna taip? Būna. Kas nors tai patyrė? Ja. Tai yra vienas iš tų būdų, kad kaip pasakyti, kad kodas yra, sorry, bet tavo kodas biškis, ne kažkoks. Ir Uncle Bobas turi vieną tokią frazę, kurią aš galiu jums pasakyti, kad kai projekto vadovai ar užsakovai pamato, kad kodas yra trapus, vienoje vietoje padarai, kitoje lūžta, tai galvoja, kad tu net nesupranti, ką tu darai. Girdėjai tokį variantą? What the fuck čia darai? Kiekvieną kartą, kai tu ką nors parašai, kažkokią naują feature, kitoje vietoje nulauži. Buvo tokį variantą? Buvo, jo, man irgi buvo. Ir ne kartą. Ir tada gali pasakyti, žinai, va šitas kodas yra fragile. Bet aš jį geriau pataisyti. Čia svarbiausia. Nesakyti, kad čia viskas šūdas, bet geriau padaryti, kad būtų geriau. Ir dar viena frazė yra neatsiejamumas arba neatskirimas. Darbe dažnai būna toks atvejis, kad tiesiog galima sakyti, kepam e-komercijos projektus, kur ten yra grandiozi. Bet kiekvieną kartą vis pradedam nuo naujo. Nes niekada nepadarėm tokio dalyko, kad, pavyzdžiui, turim kažkokį tai prisijungimo arba, sakykime, apskaitos integracijos modulį, ne? Kodą, kurio tiesiog paimi, ištrauki, įdedi į kitą šopą ir neveikia. Būna taip? Būna, ar tiesiog kas nors Symfony kodino, jo? Symfony 2, jo, yra konku, jo, ok. Tai įsivaizduokit dabar Symfony 2 bundle. Išimat iš vienos savo, sakykime, repozitorijos ir įdėt į kitą. Iš vienos RT į kitą RT. Ir kažkodėl neveikia. Tai vat yra kažkas tokio, kad tu, kai tu rašai kodą ir jis yra veikia tik tais vienoje vietoje, bet niekur kitur, tai yra, jis nėra lankstus ir nėra atsiejamas. Ir žinoma yra opacity, tai yra, kai bandai skaityti kodą ir sako, žinai, vat, čia yra izdarytas, bet dar turi būti 3 sąlygos, kad tai turėtų būti iš tikrųjų ištrintas. Na, tai vat, skaitai ir nesuproti, kad tu čia parašai. Vat, skaitai, vat, kas čia nesąmonė. Vat, skaitai kodą ir nesupranti, kad parašyti. Nors angliškai moki, sintaksą PHP moki. Dar maskola būna. Matė tokią kodą? Ne, aš tai mačiau. Taip. Bet kodėl taip yra? Ne? Tai vat yra tiek terminai. O kas yra gerai paraštas kodas? Nu, jeigu, sakykime, įvardinam, kas yra blogai, kas yra gerai. Nu, čia logiškai. Jo, programuotojai esam, valio. O dar kas nors? Kažkas sakė, kad testuotas kodas, ne? Yra švarus kodas. Testuojamas. Aha. Dar kas nors? Nu, tokių yra sąvokų, taip. Kur ateina sekantis programuotojas ir nesako, Jo, čia yra good quality manager. o taip pat pasakė. Ja. Ne, Per minutes and code reviews, ja, yra toks variantas. Tai jo, yra 4, sakykime, frazės, kurios parašė tokie gan dideli dėdės, kurie matė kodo gyvenime ir patys rašė to kodą ir parašė, kad jie galėtų daryti. Ne? Tai yra, iš tikrųjų, tai švarus kodas yra, kuris daro vieną dalyką. Tu jūs pabandykit sufakapinti vieną funkciją, kuri turi 3 eilutės. Nu, įmanoma. Įmanoma, taip, bet nu, tu jau nebūk toks apgailėtinas, nu, būk geras, parašyk gražiai. 3 eilutės kodo, nu. Ne? Kitas
object-oriented design ir autorius ir panašiai. Ir jis sako, kad kodas, kurį tu skaitai, kaip būtų tarsi knyga. Atsidarai ir supranti, kas ten parašyta. Galėt net neskaityti ten visų kitų puslapių, bet jau žinai, kad čia viskas bus gerai. Nes tai yra skaitomas kodas. Kitas dalykas yra kodas, kurie yra parašytas kažkieno, kuriam rūpi, kad tai, ką jis parašė. Tai yra, kaip sakau, socialiai atsakingas asmuo parašė. Kad niekada neištuštins banko akaunto, ar niekada, sakykime, nepadarys taip, kad tu užsisakai ten 20 prekių, atvežėt vieną. Ne, nes tiesiog netilpo daugiau prekių į tavo rėjų. Nes ten nerėjus, o tiesiog vienas elementas. Ne? Ir kažkam rūpi, kad tai būtų. Kitas dalykas yra, kai tu gali nuspėti, kas ten bus. Kad tu, kai sakai, kad aš noriu ištrinti kodą, bet naudoju kažkokią biblioteką, aš noriu ištrinti, nežinau, prekę iš krepšelio ir žinai, kad tikrai tą funkciją ištrinti. O ne uždės kažkokią būseną ar dar kažką. Ir paskui dar reikės trečią funkciją kviesti, kad iš tikrųjų ištrinti. Dar sesiją išvalyti, dar reikia nurodyti ją, dėl security, šiaip. Tai yra, kai tu supranti, kad kas yra parašyta, tai to ir tikės. Tai čia apie švarų kodą. Yra dar keletas vertybių. Yra, kad ne tik reaguoja į pokyčius, bet ir nuolat didina pridėtinę vertę. Kas yra PVM, žino visi, jo? Lietuvoje mokam visi mokesčius. Net ir nešvarius mokesčius. Tai ne tik reaguojam į pokyčius, tai yra, kad pavyzdžiui, ateina klientas, sako, žinai, aš turiu tokį biudžetą, padarom per mėnesį ar per metus kažko fantastiško, ne? Ateina po mėnesį, žinai, pasikeitė planas. Turim tos pačius pinigus, bet darom visiškai kitą pusę. Ne? Tai būna tokių klientų. Tai čia reagavimas į pokyčius. Bet kai esam, sakykime, jeigu norit visą laiką didinti pridėtinę vertę, tai jūs turit tai sugalvoti, kad to norės, nes jūs suprantat, kad jis jau link ten eina. Tai jis, kai ateina, sako, jo, mes jau pradėjom daryti. Tai va čia yra kažkas tokio. Ir porą skaidrių apie tai, kad yra, mes esam suinteresuoti ne tik į short term, padariau, pardaviau ir pamiršau, bet yra tai, kad su to klientu mes visą laiką bendrausim. Ir mes jau žinom, ką jis norės padaryti. Mes galvojam kartu su juo ir net už jį. Ir yra open close principas iš Solido, kuris sako, kad mes pasiruošim tokiem pasikeitimam ir kodas gali lygiai taip pat pasiruošti, bet kokiem pasikeitimam. Naudojat MySQL, rytoj bus MongoDB. Ane? Kas tam klientas to niekada nepasakys, ane? Bet jis sakys, pavyzdžiui, žinai, man reikia visas prekes dabar susijęti su visais žmonėmis. Ir kiek kartų gyvenime tai teko padaryti iš tikrųjų? Man per paskutinius 6 mėnesius teko 5 kartus tai daryti. 5 kartus keisti duomenų source. Niekada nebūna, kad tu pagrindinį duomenų source, ane? Kad pasiemi MySQL ir sakai, žinai, MySQL dabar šūdas, pasiimkim kažką ant bangos, MongoDB yra gerai. Arba pasiemam Elasticsearch yra gerai. Ne? Tai aš niekada ant šitų threadų niekada nevažiuoju. Bet esmė yra, kad pavyzdžiui, negalvo, kad MySQL tu tiesiog pakeisti, ne? Bet tu galvo, kad tavo source duomenų gali pasikeisti. Nu ir ką tu iš to laimėjai? Pasiruoši. Tai tu to nedaryk. Yra senas gyvas projektas, kuris praėję metų gyvuoja tiesiog nereikės, jeigu jums reikia. O, šitas dalykas. Tu ne tai, kad tu darai overengineering. Žinot šitą terminą, jo? Kas tai daro? Ne? Aš jau biškį mažiau. Bet yra ne tai, kad pasiruoš bet kuriam gyvenimo atveju, ne? Bet pasiruoš tam, kuris gali nutikti. Ir kai tu supranti, ką tu darai, dažniausiai tu ir pasiruoši tam. Matai, kad jau bus blogai. Matai, kad bus galima per lėtas. Matai, kad, pavyzdžiui, MySQL full text searchas, nėra geras. Ne? Tai tu sakai, gerai, aš pasimsiu, bet dabar sunkrimtosiu. Tai galima naudoti kitą duomenų bazę search. Jeigu nieks nepasako, viską pakeis. Taip,
neturi būti tokių atvejų, kad tiesiog, man dabar reikia sekti. Tai nieks nepasakys, ateik, žinai, dabar turim skolą, migruojam elastiką, nes jis girdėjau gerai. Ekspertas dar ne toks atvejis, tiesiog, va dabar man reikia dedamą skolą ir išnaudojamas efektyvalo. Jo, nu tai... Tokių atvejų praktiškai gyvenime. Tai va tokius klientus, jeigu tokie būna, ateini ir pamokini, kad, nu, tipo, tu žinai, ką tu darai. Nu, supranti, kad tu sukodinsi, paskui pamatysi, kad vis dėlto čia bus krepas. Žodžio neturit prieš tokius pareiškimus, kaip, pavyzdžiui, klientai pasako, kad pakeisti duomenų bazę dabar į kitą, nu tai gerai, metus laiko trūksta. Taip, bet esmė, jeigu tu žodžio neturi, bet čia vat ir yra būtent, kad amatininkas turi žodį. Ne? Turėtų turėti žodį, teisingai. Ačiū. Pasiruošti tai reiškia ne tai, kad bet kuriam gyvenimo atveju, pasiruošti tam, kuris tikrai gali nutikti. Ir kitas dalykas yra, kad pridėtinė vertė yra ne tai, kad pasiruošti, kad kažkas bus, ne, bet visą laiką veikti vienodu greičiu. Jeigu atsimenat legacy kodą, ne, tai va, tas legacy kodas yra tai, kad visi nori naujų projektų. Kodėl? Nes ten nieko nėra. Ten yra greenfield project, tai yra viskas nauja. Viską galiu naujo pasibandyti, pasidaryti, o po metų jau, žinai, man čia kažkas niešti, aš noriu ant kito projekto. Nes biškai kitur pakako. Nu, nes, nu čia jau per daug prikakojo. Nu, neišeina, ne? Tai va šitoj vietai sako, žinai, kad tu visą laiką turi dirbti vienodu greičiu. Visą laiką gerai dirbti. Tai šita frazė dar išsiverčia, kad do while refactor. Ne? Visą laiką daryk gerai ir niekada nepalik kažko. Trečias yra punktas arba vertybės, tai yra, kad ne tik žmonės ir jų bendravimą, bet ir personalo bendruomenė. Ir šitas punktas turbūt čia susirinkusiems turbūt tikrai bus žinomas, nes tai šneka ne apie kitą, o apie bendruomenę. Mes esame bendruomenė ir iš tikrųjų Kaunas PHP yra bendruomenė. Ir aš esu pabuvojęs daugelį kitų. Ir kuo ta bendruomenė pasireiškia? Tai yra, kad ne tik žmonės šnekasi, bet ir pasidalina savo mintim. Ateina papasakoja, pavyzdžiui, kad selenimas yra gerai, jūs jungkit gridą bus dar geriau. Ne? Nes vat, jisai pabandė, jam veikia ir jisai papasako. Ir bendruomenė yra apie tai, kad jūs neišmoksit, bet jūs pasakys, kaip jam seksis. Niekada negalvokit, kad ateinant į Kaunas PHP arba nueinat į kokį nors didesnį Symfony Live arba Symfony LT bus ir jūs išmokins kaip nuo to Symfony. Jūs ir patys galite išmokti. Ten išmokins, kaip jiems tokioje statė pavyko arba nepavyko. Ir tai yra labai svarbu, nes kad tu neužliptum ant tą pačią grėblį. Po bendruomenės yra ir mentorystė, kad, sakykime, nebūtinai reikia bendrauti, dalyvauti visur, kur tik įmanoma, nes ne visi turi tiek laiko. Bet yra mentorystė, yra, kad darbe tu gali kažkam padėti. Yra junioras, yra nauja atėjęs, jisai nežino, ką daro. Arba tas nežino, kokiam taisyklėm dabar remtis. Ir gali darbe tai padėti. Gali pamokyti tai, ką tu moki. Ir jeigu net, sakykime, esi freelanceris, tai yra ir ne tam būtų. Tai yra Stack Overflow. Kas nors naudojasi? O kas parašė nors vieną postą? Tai padėkit kažkam, nes jūs tai mokat. Ir būtent ką Matiniai sako, kad mes išmokysim visus, kurie nori mokytis. Tai niekada neužslėpsim pas save kažkokių praktikų, kur čia, žinai, man gerai veikia, bet niekas kitas nenaudos. Žinai, elastikas labai geras, bet niekam nenaudokit, jis labai blogas. Labai Ramadoks, jie su Java parašytas. Ne, nu tai pasidalinkit tai, kas jūs veža. Ir kitas terminas yra, kad amatininkas neturi darbo laiko. Čia klaida. Darbui. Darbui. Good point. Bet apie ką aš čia šneku, tai yra būtent neturi darbo laiko, tai yra, kad pavyzdžiui, jam darbas teikia malonumo, tai kas teikia malonumo dažniausiai nebūna darbas, ne? Tai būna hobis. Ir čia yra, kad tu dabar sėdėdamas čia, arba jūs, ne? Ar jūs skaičiuoja, kad čia man už tai kažkas turės mokėti? Ne? Už tai, kad aš čia pranešinėjau, tas kad darau kažkokį pranešimą, man kažkas už tai sumokės? Tai va, tai
Darbo laikas tai reiškia laikas, už kurį tu gauni pinigus. Tai mes už tai negaunam pinigų, bet mums tikrai smagu. Ir darbe, kai tu tai kažkam kitam padedi, tai dažniausiai dėl to, kad tu to nori. Ir paskutinė vertybė tai yra ne tik bendradarbiavimas su klientu, bet ir produktyvesnė partnerystė. Apie ką čia tai yra, kad, kaip ir kolega minėjo, tai yra, kad customer is always right. Ne? Ir taip visą laiką. Dabar nori MongoDB, dabar Elasticsearch. Bet ne. Tu pats supranti, ką tu darai. Ir kai supranti, ką tu darai, tu atsakysi, žinai, bet tavo Elasticas, tai tu metus persirašinėsi, o greičiau bus gal tik 10%. Ne? Nes tavo duomenys visai kitokie. Pas tave visas šopas, kuris nenaudoja tų visų feature'ų, kur turi Elasticas. Ne? Arba, nežinau, kas nors gali pasakyti nors vieną atvejį. Atėjo. Tiesiog, jeigu nežinot, tarkim, gali pasibandyti tą sprendimą, patestuoti, tarkim. Bet būna, kad tikrai žmonės nežino, ką atsakyti ir įmasi daryti, bet galima pabandyti kažką greitai, prototipą kažkokį pasidaryti. Nes kitu atveju jūsų tie patys klientai jums vėliau kaltins, kad jūs jų neperspėjot už šitą rezultatą. Ne, arba kitas susiras tiesiog. Kam barinti? Kolegos narėjus, sako, mes tas klientai būtumas sprendimų, kurie jiems realiai paskui praradėm savo rezultatą. Jo, buvo. Ir dar labai gerai atsimenu, čia aišku labai seniai buvo. Senukai jau tai žinot, tokį daiktą. Ten yra legendinis, kažkas pasakė, turi būti. Ne? Jeigu nepasakai, ten su visom fanfarom ateina pas tave ir sako, žinai, nutraukiam sudartį. Tai jie per žiemą užsimanė krentančius snaigius savo šopą. Labai reikalingas dalykas. Žiema man reikia, kad būtų snaigis, ne? Bet JavaScriptas tuo metu buvo toks lėtas, kad ateini ir tu negali nusipirkti prekės, nes kokias snaigiai užkrenta ant tavo blemą būtoną. Arba tiesiog tavo kompas taip užsifryzina, arba pasidaro, kad, tiesiog. Ne? Tai tokių tikrai buvo. Ir tikrai, nesakau, kad čia buvo vienas atvejis, buvo ir daugiau tokių atvejų, kur žmonės tiesiog praranda pinigus, nes, jie užsakydami, mes padarom, nes, žinai, neperkardys. Bet daugiau, sakys, nebedirbam, tai yra tiesiog, padarom ir, turėk, ką nori, baigiam sutartį ir keliauk savo. Tai tokių atvejų būna ir tiesiog, jeigu jau matai, kad tokių klientų nieko nebus, tai bendradarbiavimas turi būti iš abiejų pusių. Ir ko mes siekiam, tai yra būtent siekiam padidinti tą pelną arba dėl ko jie dirba. Tai yra, supranti, kad žmogus pardavinėdamas elektroninę parduotuvę, sakykime, kompusą, ne? Tai supranti, kad jeigu jis ten pradės prekiauti visokiam gėlėm, tai greičiausiai niekas nepirks tų gėlių. Ar norėtumėt, kad atnešdami jums kompą, jums dar gėlių pokštį dyks? Sugalvoju, čia bus vienintelis šopas Lietuvoje, kuris duoda geriau pokštį. Ne? Bet gal geriau pasidaryk, kad tau daugiau duomenų parodytų, ne? Arba sugalvo kokią kompaniją, kad tavo šopas geriau SEO atrodytų, negu tai, kad ten nusipirk kokį nors šaldytuvą, tada padaryk atskirą delivery ir panašiai. Tai mes galim jiem patarti, kaip padaryti geriau kartais. Ir dar kartą apie vertybės. Tai yra ne tik išsami dokumentacija, ne tik veikianti programinė įranga, bet gerai paruošta programinė įranga. Ne tik plano vykdymas, ne tik reagavimas į pokyčius, bet visą laiką pasiruošti tam, nes tu jau nutuoki, kas bus, kai esi domain expert. Ir ne tik procesai įrankiai, ne tik žmonių bendravimas, bet ir dalinimas tom žiniom, kuriam žinom. Ne tik kontraktai, pasakė, aš dabar noriu, vėlgi tą patį duombazės pakeitimą sugalvojot, gerai, užtruks metus, gerai, pinigų turiu, imk, daryk, ne? Tai, ne to reikia. Tai ne tik dėrybos dėl kontraktų, ne tik bendradarbiavimas su klientu, kad jo, čia padarysim, bus labai viskas gerai, bet ir pasakyti, kad padarom geriau. Padarom, sakykim, tik tais paiešką ir tu ten turėsi tikrai žymiai didesnį pelną. Nes žmonės bus labiau patenkinti. Ir tai yra pagrindinės vertybės, ką įvertinti. Ir aš manyčiau, kad būti matininku, tai arba
norėjimas tokiu tapti, tai atsiranda būtent bendraujant su jais. Tik jie nežino, kad jie matė. Čia vat kaip ir alkoholikas, turbūt nežino, kad jis alkoholikas. Ne, kol jis nepamato kitų alkoholikų. Tai taip ir amatininkas iš tikrųjų sakyčiau, kad jisai yra tas žmogus, kur tu matai, kad jis yra atviras, matai, kad norėtum su tokiu žmogum dirbti. Ir tas žmogus tiesiog, priverčia tave dirbti su juo. Ne? Ir tokių žmonių iš Lietuvos yra gan daug. Čia turbūt gal net ir savo pažįstamų rasit. Sąrašas gan senai darytas, tai jeigu ten scrollinsit, tai ten yra apie 17 tūkstančių iš viso yra, tai ten scrollinti reikia ilgai, kad pamatytum lietuvius. Bet esmė yra tokia, kad paskui yra bugas ties 16 tūkstančių užsitryzino. Tai tu gali tiesiog tada ieškoti pagal vardą pavardį. Ir tada rasi. Bet tokių žmonių yra. Aš esu irgi užsirašęs, nes man tos vertybės šitą reiškia ir aš jų bandau siekti. Ir ta bendruomenė yra ir konferencijos jų, jie susitinka, žinoma, yra offline groupsai, kur kažką pasidalina. Ir kur tai yra taikoma, ne, kažkas mato savo logo, aš matau savo logo ir manau, kad jūsų kompanija lygiai taip pat gali būti, bet tikrai žinau, kad čia yra. Ir kodėl taip yra, nes tiesiog žmonės praktikuoja. Kas žino, kas čia? Katekizmas, taip. Čia mano bendra pavardis, turbūt Martynas Nažydas pasakė, kad imkit mane ir skaitykite, ne? Tai aš biškai perfrazavau ir sakau, praktikuokit savo amatą, ne? Dirbkit tai, ką darot ir pamokyt kitus. Dėl čia mes ir susirinkom. Ačiū. Einam laus? Gerai.